Noriu pasidalinti su jumis, kas galbūt greičiausiai bus kažkuriai naudinga. Pirmiausia, tai, kad mes labai dažnai leidžiam savo per ilgai kentėti, per ilgai liūdėti, per ilgai nepasitikėti, per ilgai būti pasimetusiai. Ar suprantat, kad gyvenimo prasmė ir man čia reikia pasikartoti lygiai tą patį, nes aš tai esu ta išmintingoji, nes aš tai esu ta teisingoji, ta teisuolė, ta ieškotoja. Ir iš esmės pats gyvenimas, ypatingai moters kūne, mūsų prašo tiesiog mėgautis. Mėgautis, mėgautis, mėgautis. Galim kartu visas. Mėgautis, mėgautis, mėgautis. Eirida, mėgautis, mėgautis, mėgautis. Ir dar kartelį, mėgautis, mėgautis, mėgautis. Ir dar kartelį, mėgautis, mėgautis, mėgautis. Mėgautis. Mėgautis, vat kiekviena ląstele. Nu tiesiog mėgautis. Nu atėjau į sporto salę, nenoriu sportuoti, nu tai vieną hantelį pakelsiu, nu tai pasimėgausiu ir išeisiu. Ir pasimėgus tiek, kiek man išeina. Ir mes kaip apsunkinam viską. Aš, teisuolė, teisinguolė, darbininkė, užsitarnautoja, mėgautis. Kodėl mes pykstam ant vyrų, kurie mėgaujasi? Kodėl jie taip mėgaujasi ir taip akis mum bado? Kodėl? Kodėl jisai su ta kava sėdi išsidrėbęs ir tipo skaito savo e-mailus? Aš niekada taip neskaitau e-mailų. Jau pradėjau. Pasiimu kompiuterį, pasiimu specialų lovą, guliu va taip. Guliu ir taip, galvoju, mėgautis. Dabar tik šitaip darysiu. Kodėl mes pykstam ant jų, kurie, nu ta prasme, pavargo jau dirbti? A tai tu nepabaigsi iki galo? Ir tos akys, žinot, jau skauda, kaip... Tai aš pavargau, nes jis eina mėgautis. Ir taip galvoju, netrūkčioja viskas, žinot tą? Teisinguolė. Ta žinot jau tą? Nu tai ką rodo tas pasaulis? Mėgaukis. A tai aš dabar darau valymą, tu ledus valgysi. Aš tai, žinai, valausi organizmą, ledus valgysi. Ir suprantat, viskas įsitempia, nes mes tai teisinguolės, mes gyvenam pagal Jėzų. Jeigu tik reiktų dabar pasirinkti, nu suprantat, bet kokią teoriją, jūs įeinat į internetą, suvedat ir jūs tam pačiam rezultatui gaunat 10 skirtingų struktūrų. Nu, ane? Nu, pavyzdžiui, norit numesti svorio, ane? Tai ten dietos, o kiek šimtai dietų, ne? Tai ten valymai kokie, tai ten kažkokie kardio, jūs gauna struktūrų N. Bet geriausia struktūra, kuri rodo pagal moters energijos psichologiją, ką iš tikrųjų mes turėtume daryti, mes turėtume mėgautis, mes turėtume... Ir čia aš nekalbu, tai Robertas čia visada valgysi tuos ledus, nors tu tikrai mėgausies antrą porciją valgydama arba, pavyzdžiui, 5 dieną iš eilės valgydama ledus. Ar tu mėgausies? Nu, va tavo kūnas ir pasakys greičiausiai nebe. Jeigu tau reikėjo tų ledų, nu kad ir 2 dienas iš eilės, nu 3 tu pavalgius, pasimaitinus, 3 tu nebenorėsi, tu gersi savo salierų sultis ir galvosi, kaip fainai, aš kaip mėgaujuosi. Matot? Matot ir užmirštam, argi ne? Ta prasme, iš esmės taip užmirštam, nu žinot, nes susirenku save ir aš vėl tą teisinguolę, va vėl tą teisinguolę, va vėl aš čia darysiu tą video, vėl aš čia tą paskaitą ir aš paslystu ant to paties, brangiosios. Bet realiai, jeigu jūs norit va tokio labai greito, tiesiog, žinot, teleportacijos į savo pokyčius, atsakymas mėgautis, mėgautis, mėgautis.
Bet Roberta neturiu pinigų. Mėgautis, mėgautis, mėgautis. Nu, ane, mėgautis, mėgautis, mėgautis. Ir ar neranda, pavyzdžiui, aplinkiniai, kai nėra pinigų, nėra galimybių, jie vis tiek mėgaujasi. Ane? Tai vad išmesti neturiu, negaliu, neišeina, nemoku, dar ne laikas, dar ne man, dar ne taip. Mėgaukis. Ir kas yra dar iš momento, ar ne? Ir tai nereiškia, kad jūs dabar, pavyzdžiui, įsivaizduotumėt, nes kai jūs pradėsit mėgautis mažais dalykais, jūsų siela pradės jum rodyt, kad ji yra alkana ir didesnių, tikresnių dalykų. Nebe ledų, nebe krosano, nebe tų mažesnių tokių dalykų, bet pavyzdžiui, tokių dalykų, kad mėgautis ir jinai yra alkana, jinai nori pasimėgauti, reiškiant savo potencialą. Kalbant, pristatant video, pristatant projektą. Ta prasme, aš šiaip esu vos kartais pasivelkanti, kur aš labiausiai mėgaujuosi, tik susirenka moteris, tik aš pristatinėjau. Ir aš galvoju, kaip protas mane gali apgauti. Nes aš kartais sakau, nebereikia man jokio projekto. Bet aš prisimenu, kokia yra mano energija tame projekte, kaip man faina. Ir tą priminimą reikia savo atgaminti. Ką tu jauti? Kokia pas tave energija? Ir tas pasimėgavimas mane veda ir toliau. Manęs, nes tam tikri projektai būna labai nesėkmingi ir aš verkiu, ir aš raudu, bet kadangi aš nusprendžiau ir įsipareigojau klausyti savo širdies, klausyti savo sielos balso, ir jinai nebeapgauna, nes aš prisimenu, kaip aš jaučiuosi, aš mėgaujuosi, man patinka kalbėti, man patinka dalintis, man patinka šviesti savo šviesą, per mane eina. Ir kai aš paverkiu, man vis tiek siela primena, kur tu mėgaujas. Vėl projektą. Tu mėgaujas ten. Tau parašo gražią žinutę moteris, tu mėgaujas. Aš daugiau iš visų moterim nebebendrausiu, jokių sesijų, nebedarysiu sesijų. Viskas, aš pavargau nuo sesijų. Ir tai, žinai, padarau vieną sesiją, biški sudėtinga buvo, ten stipriau reikėjo tą sesiją vest, bet uždarau ją ir galvoju, aš vėl mėgaujuos. Ir atsakymas, o protas. Tai tas momentas, kai jūs leidžiat, rimtai mėgaukis. Kartais, žinoma, reikia save paspausti arba už rankos atvesti ir pasakyti, Roberta, tu dabar turi pasimėgau. Gulk į tą lovą ir gulėk, nesikelk, jeigu tau, ne? Nes protas labai mus užveja. Štai kodėl moteriai tikrai nenaudinga gyventi savo prote, savo mintise paskendus, jai būtina eiti į kūną, eiti į judesį, eiti į tas būsenas įvairias, ne? Tai mano toks pasidalinimas tau šiandien mėgautis, mėgautis, mėgautis.